Sveiki sugrįžę, mėlyjeji! Šis video bus skirtas naujai Kolistar kosmetikos kolekcijai apžvelgti ir jos pagalba aš parodysiu, kaip sukurti švelnų, tačiau išskirtinį įvaizdį. Na ir pradėkime nuo naujo jų makiažo pagrindo, kuris vadinasi Serum Foundation Perfect Nude. Tai yra, kaip jau ir pavadinime slypi, serumo tipo makiažo pagrindas, kuris yra dozuojama štai tokia pipete, labai patogu įsilašinti ir ant pakuotės sakoma, kad jis yra labai lengvas ir sukuria antros odos įspūdį. Tai išbandysime. Beje, su tokiais serumo tipo makiažo pagrindais, jei norite dar lengvesnio varianto, jei skubate ir tiesiog norite išstepti pirštais, suteikiant savo veidui šiek tiek spalvinio palyginimo, tai galite tą makiažo pagrindą įlašinti į savo kasdienį kremą ir tiesiog lengvai pirštais ištepti. Na, bet šį kartą aš įsilašinu kelius lašus į delną ir imu pūkuotą šepetėlį, bei jo pagalba padengiu lengvai visą savo veido odą. Na, išties, šio makiažo pagrindo tekstūra yra labai lengva ir visiškai neapsunkina odos. Ji labai greitai ir paprastai dengiasi, puikiai slysta ir pakankamai maskuoja. Na, o atrodo iš arti tikrai puikiai ir bendrai suteikia tokios švytinčios gaivios odos efektą. Matote, ji nėra visiškai matinė, tokia, na, šiuo metu tikrai madingos skaisčios odos efektą padarantis makiažo pagrindas. Tačiau, kadangi mano oda yra riebi, tai aš šiek tiek papudruosiu biria pudre T-zoną, kad visas makiažo pagrindas ilgiau išliktų. Štai taip, pafiksavus, kur reikia, tačiau nenumatinus savo odos, keliauju prie skaistalų ir šioje kolekcijoje Kolistaras siūlo du variantus, tai yra šviesesnė ir tamsesnė rožinė bei daugiau žemiškų spalvų paletė. Ir šiam įvaizdžiui aš pasirinksiu būtent šią tamsesnę, intensyvesnę skaistalų spalvą. Tai imu pūkuotą šepetėlį ir lengvai per skruostikaulius paryškindama juos perbraukiu produkto. Vos keli judesiai ir paryškinti skruostikauliai atrodo puikiai. Na, o dabar keliaujame prie akių ir čia Kolistaras turi štai tokias neutrales, gražias spalvas. Tai yra kūno smėlio spalvos rausva ir ruda spalva. Ir jų pagalba galite sukurti visiškai lengvą ir paprastą akių makiažą prabraukus tik šiek tiek šešėlių. Tačiau aš šiam video parašiau kiek išskirtinesnį įvaizdį ir keliauju nuo pat pradžių ir eigoje pamatysite, kas iš to gausis. Tai iš pradžių imu rausvą spalvą ir pūkuotu šepetėliu jos dedu į akies linkį, štai šitoje vietoje. Nebijokite spalvos paskirstyti pakankamai gausiai aplink, ne pačiam linkyje, bet ir viršui ir apačioj, na, žodžiu, taip tiesiog greitai, nebijant sukamaisiais judesiais. Atlikus darbą rausvu šešėliu, imu pačią tamsiausią rudą spalvą ir tą patį šepetėlį, bei jo įmerkiu į dažą labai negausiai, galite šiek tiek ant rankos galo nuvalyti produkto, žodžiu, kad vos tik tai likutis ant šepetėlio liktų. Ir taip pat į tą pačią vietą sukuriu gilesnį šešėlį. Tik jau ne taip plačiai. Ta pačia spalva, tik jau plonesniu, siauresniu šepetėliu, aš dar labiau paryškinu būtent tą raukšlytės liniją, per patį linkį. Na, kad sustiprint šį raukšlelės sukurtą efektą, mums reikėtų visą judantį voką žemiau tos intensyviausios spalvos išsivalyti ir čia mums padės makiažo pagrindas ir nedidelis šepetėlis. Tai lašelį makiažo pagrindo paimu ir padengiu juo visą judantį voką ir išvalau gražią liniją prie tos sukurtos
tamsiausios spalvos. Taigi, akis tapo išties atviros ir didelės ir dabar makiažo pagrindu išvalytą plotą padengsiu tuo smėliniu šviesiu šešėliu, kad pasifiksuotų ir žinoma duotų gražią spalvą. Taip pat šios spalvos dedu apatinio voko kamputyje bei prie antakio. Grįžtu prie rudos spalvos ir jie paryškino apatinę blakstienų liniją. Na ir kaip žadėjau, jog šis makiažas bus išskirtinis, tai tokį cut crease vadinamą akių makiažą aš užbaigsiu ne juodu lineriu, tačiau nauju, būtent Kolistaro siūlomų baltų akių pravedimu. Na, o lūpas ryškinsiu pačiu šviesiausiu siūlomu šios kolekcijos lūpų pieštuku ir ant viršaus dengsiu šviesų lūpų blizgį. Bet jūs galite rinktis iš labai plačios uoginių spalvų siūlomos tiek lūpdažių, tiek ir blizgesių paletės. Na, žodžiu, pagal savo poreikį ir nuotaiką. Na, o aš imu štai tokią neutralią spalvą ir jie pasidengiu visas lūpas, ne tik kontūrą. Viskas. Na, o prie tokio makiažo įvaizdžio taip pat galite priderinti ir kolekciją esantį jums patinkantį nagų laką.